Tokios istorijos vyksta būtent šamanizme. Sveiki, aš esu Otilija Dijas, esu hipnozės meistrė. Ir šiandieną aš noriu su jumis pasidalinti su labai delikačiom istorijom ir įdomiais faktais apie šamanizmą ir hipnozę. Tai galiu tai papasakoti būtent iš savo patirties, iš tikroviškos patirties. Ir kai visi manęs klausia, ar tu geri ajuaską, ar tu turėjai reikalų su šamanais, ar tai buvo ar ne, taip buvo. Taip aš geriau ajuaską ir ne vieną ar ne 2 kartus. Geriau tiek, kiek man reikėjo, kad išgydyti, atsistoti ir gyventi laisvai. Tai jos tikrai nerekomenduoju, nesu reklamuotojas to. Tai yra tikrai pati stipriausia medicina planetoje, arba viena iš stipriausių. Tai labai perspėju atsargiai. Aš net negaliu rekomenduoti nei vieno šamano. Nėra rekomendacijų. Bet patirtis yra. Ne vieną kartą gavau tokių klausimų iš sekėjų ir iš tikrųjų tikrai noriu pasidalinti. Tai dabar labai norėčiau pasisveikinti su didžiausiais skeptikais, heiteriais būtent tų šamanų, medicinos, galios augalų. Tikrai jų reikia ir palaikyti pasaulyje balansą. Įsivaizduokit, jeigu visi pradėtų gerti ajuaską ir pradėtų budinėti ir suprasti absoliučiai visos visatos sudėtį ir dėsnius, tai galėtų būti vėl chaosas. Ir labai džiaugiuosi, kad yra tokie skeptikai ir iš tikrųjų mano geriausias draugas ir buvo tas didysis skeptikas būtent galios augalų, būtent šamanizmo. Jis sirgo vėžiu 4 stadijoje. Ir aš jam siūliau nueiti į būtent pas šamanus. Gal tai padėtų. Bet vis dėlto jisai atsisakė ir jo žodžiai buvo: Otilija, aš tave labai gerbiu, bet tokiais dalykais netikiu. Ir mane tai nustebino, kad vis dėlto jisai dabar yra jau išėjęs ir jo nėra žemėje. Tai mane nustebino, kad geriau pasirinko mirti, bet ne šamanus. Tas žmogus buvo teisininkas, jo tėvai advokatai ir jisai tiesiog jo mąstymas buvo labai aiškus, loginis. Aš supratau, kad jeigu aš noriu skleisti informaciją, man tai reikia mokslų, tikrų mokslų, tikrų diplomų, tikro išsilavinimo. Ir taip aš nuėjau būtent mokytis hipnoterapijos į mokyklą, kiekvieną dieną, gražiai, tvarkingai, su visa teorija, su visom knygom ir gavau diplomą ir padėka mano draugui, kuris taip mane pastumėjo. Tai dabar labai delikati istorija apie šamanizmą. Bet iš tikrųjų pirmiausia, aš ją atradau, tą hipnozę atradau per ceremoniją ajuaskos. Ir per ją ten išmokau apie hipnozę, išmokau iš visų kampų, visų dėsnių, gilyn, išilgyn, visom prasmėm. Ajuaskos ceremonija vyksta, ta terapija vyksta apie 12 valandų ir tiesiog esi joje, tiesiog medituoji. Tai dabar ta delikati istorija būtent apie šamanus. Įdomiausia vieta buvo tai, kad ne tik mokykloje mokiausi hipnozę, bet taip pat išmokau ją ir per ceremoniją su ajuaskos pagalba. Tai yra tikrai labai įdomi situacija. To neprašiau, taip atsitiko. Ir atėjau ceremonijai pas šamaną, žinau, kad tai yra 12 valandų sesija, kad tai yra meditacija labai gili. Jinai yra visa terapija su galingaisiais augalais. Ir taip išėjo, kad man reikėjo anksti atsikelti. Aš visiems prieš ateidama į pačią sesiją pranešiau, kad man reikės anksčiau atsikelti ir tai yra 5 valandą ryto. Kažką aš ten labai svarbaus turėjau padaryti tuo metu. Visą laiką man ėjo hipnozės, visi dėsniai, visos taisyklės, visos ilgai, visų pusių, iš gilumos, iš visaip, kaip viskas tik tai apie hipnozę, viskas
kaip yra hipnozė, netgi tas, ką tai yra reiškia, ką yra kiekvienas numeris, kodėl taip yra. Ir, žodžiu, visa mokykla apie hipnozę iš pasąmonės gelmių. Ir pasirodo, kad 5 valandą man reikėjo keltis ir aš buvau tiesiog uždėjusi savo tą tokį vidinį laikrodį, kad 5 ryto aš atsikelsiu. Visa sesija vyksta, vis per naktį ir 5 ryto aš pabundu ir taip keliamės. Ir aš pabundu. Bet pasirodo, atsikėlė visa salė. Visi pabudo. Ir pasirodo, per visą sesiją, per visą terapiją aš buvau užhipnotizavus visus. Aš viską buvau mokiausi tai daryti. Ir kaip pasakiau, keliamės. Visi atsikėlė ir atrodė, kad tikras rytas, kad dabar einam pusryčių valgyti. Ir kažkas pasižiūrėjo į laikrodį, kad oh my god, tai yra 5 ryto ir visi einam toliau miegoti. Taip supratau ir išmokau hipnozę iš vienos pusės, tai yra iš šamanizmo pusės. Ir toliau ėjau būtent dėl to, kad mano draugas teisininkas, jam reikėjo dokumentų apie mokslą, apie tą sąmoningumą ir pasąmonę. Ir aš ėjau mokytis normalią hipnozės mokyklą. Tokiu būdu gavau išsilavinimą ir vienu ir kitu būdu. Ir tokios istorijos vyksta būtent šamanizme. Bet taip pat būtent per tas terapijas šamaninės ateina daugiau visokios informacijos. Ir tokios informacijos, kurios gali net nežinoti, bet tai yra istorinė informacija, tai yra ten gal 15 amžiaus informacija ar ten 18 amžiaus informacija. Paskui pabundi tiesiog pasitikrini Google'ai, kaip ten buvo iš tikrųjų ir iš tikrųjų surandi, kad ta informacija yra tikra. Per tas sesijas nusiskaitom mes tiek informacijos iš to galimybių lauko, iš kvantinio lauko, tokios, kokios mums reikia informacijos. Dar viena yra labai delikati istorija irgi su šamanais ir galios augalais. Tai irgi atėjau į sesiją, paprastas gydymas, toje sesijoje man atėjo naujas vardas ir jisai tiesiog nusileido taip informaciją. Dias ir diezas aukščiau, pusę tono aukščiau. Ir kaip pusę tono aukščiau, tai reiškia, kaip muzikos gramatikoje yra smuiko raktas, boso raktas, yra si bemolis, yra diezas, do diezas, fa diezas. Su visom spalvom, su visais paaiškinimas, kaip tai atrodo, kodėl turėtų būti mano pavardė. Ir tiesiog grinai nusileido ir toks pranešimas, tavo pavardė dabar yra Dias. Ir aišku, numerologija, taip pat ir raidės, jos ženklai labai daug keičia, vardas keičia labai daug ir realybė. Tai pasivadinti kitų vardų yra labai didelis dalykas, yra realiai keitimas likimo. Ir aš grįžusi namo tikrai daug mąsčiau apie tai, mąsčiau apie tą vardą ir galvojau, ar čia man tik pasirodė, ar čia iš tikrųjų taip, nors aš jį parašiau, aš jį nupiešiau su visom spalvom, su kaip viskas atrodo ir absoliučiai buvau 100% tikra. Ir aš susisiekiu su savo drauge, kuri taip pat moka nuskaitinėti taip informaciją iš visatos. Ir aš jos klausiu, žiūrėk, čia atėjo tokia pavardė, čia atėjo tokia informacija man, aš nežinau, kaip man elgtis. Ir atsakymas buvo toks, kaip tu drįsti netgi dar klausti ir abejoti tą informaciją, kuri tau ateina. Ir iš tikrųjų taip, nes jinai ateina tik tai teisingai ir aiški informacija. Ir viskas. Ir nuo tos dienos aš tapau Otilija Dias.